brangioji. Užvaldė jausmai? Šiandien galvojau tik apie tave. Trūksta tik geros lovos. Gerų baldų fabrikas. Tikriausiai šiandien esat patenkintas ir rezultatu, ir žaidimu. Na taip, patenkintas tik tai paskutinės minutės. Gal tie, kad žaidėjai nesugebėjo palaikyti kamuolį. Varžovas labai stipriai mūsų spaudė. Tikrai labai sunku buvo. Kaip manot, ar Sūduva atvažiavo neįvertinusi Šiaulių komandos, kad nežaidė taip, kaip žaidė kitas dviejas rungtynes, kurias Šiauliai pralaimėjo Sūduvai? Gal aš nesakyčiau, kad jie neįvertina, jie įvertino, tačiau vis tiek pas jos tas taškų toksai kraitis jam leido gal laisviau pažaisti šias rungtynės. Išskirtumėt kažkurį žaidėją šios rungtynėse? Iš Mūsiškių. Turbūt visą komandą išskirčiau. Tikrai kovėsi vaikinai, parodė pusantrą kėlinį neblogą tokį žaidimą. Tik tai, kai sakiau, galas antro kėlinio toks, sulindomi vartus ir gynėmis. Savo komandos vertimų tai aš neigiamai, nei rezultatas, nei žaidimas, tai buvo vienos iš prastesnių rungtynių. O kodėl, ar nusiteikimų nebuvo, ar aikštė sunki, ar tas, ir rezultatas neigiamas. Gal tikrai žaidėjai atvažiavo neįvertinę Šiaulių? Nu čia reikia žaidėjų klaus, pagal mane tai jie turėjo įvertinti, bet kažkas tai yra. Ir mes turim visą savaitę ir pasiruošimo šio rungtynėm tarpą tokį, tai pagal viską tai turėjau žaisti, o šiandien matyt galim ir tas neįvertinimas, ar jau ant laurų atsisėdo ar kas. Bet žaidimų nebuvo, todėl kad vangus žaidimas minimas, o Šiauliai tradicinis ir tas jų žaidimas, jie padarė kontras, įmušė 2 įvarčius ir mes pralaimėjom. Nors turėjom momentų, kur kaip sako, linieritas ir neįmušta, tai viskas.